Šįmet Janytai dėl tą kapustai tai ir užderėja. Oi. Iš lauką įsivaizduoji, parvežiau 8 tačkas didelas. Jėzau, galvų didumas, nepatikėsi. Gerai, kada tą įvaikėl talkon būčiau vieną, tai nieko nepasidirbusi. Gerai. A tai kurgi Antanas, tai kogi šitas nepadeda? Gerai, kada tai. Nu, Antanas, nebeprimink man tą nervuojam. Prie darbą tai nigdi, ne tai šnigdi. Kur, pas Maminskienį, vėl. Ale jai tai klapatų, tai jai teliokas nutrūka, tai gardelį keparšioką ištrūka, tai vištam reikia laktą sukalti vienodai. Taigi klausyk, nu tai galgi Maminskienė gerai sumoka kartais. Baig tik čyčiatis išmanys. Ale kokias minkštas galvas šiais metais, matai, aha? Minkštas, bet gražias. Nuvėjau laukan, žinok, gražu žiūrėt, kaip Seimą posėdį. Vienas galvas, suskaičiavau 141 kapustą galva buvo. Va. 141. Tai matai ir yra. Tas, kur kietas, tai praeitos kadencijos, o tas minkštas, tai naujai rinktas. Ale tai gerai sakai, tai ačiū Dievui, kad čia kapustą galvas, a ne tas, kurias išsirinkam Janyti. Palauk, įmečiau, atsinėti. Apie tai, aš tai mėgstu genut kopūstus, mėgstu ir raugintus, ir tošintus, ir barščius mėgstu kopūstienį. Antanas tik tai nemėgsta, aha. Antanas, sakai, kapustų nemėgsta? Ne, kopūstus tai jis mėgsta, bet jis nemėgsta, kaip aš kopūstų prisivalgau. Kas tai kaip ir atvažiavo, kie man? Žvilgterė. Pažiūrėk. Kažkokią baltą mašinėlą, aha. Baltą? Nu. Ai, tai galenukas, vakar skambinau, sakiau, kad pjaustysiu kapustus. Baisiai prastas ryšys buvo, tai matyt suprata, kad pjausiu parašų. Ant skerstuvių Anas jau prisistata. A tai pjausti. Koko, pensijas laukėt? Kaipgi nelauksim. Laukiam. Prieš paštininko su peiliu užšyrė vaši geri apą. Majama kamasokė. Kur tu dirbi? A kana prieš mani, prieš paštininko su peiliu raunas. Nu, to, gena man kapustus padeda tvarkyt, kur čia dirbi. Aprangų kokiu įdomiu, tai kas čia nauja paštininko apranga? Nauja. Ha, supranti, Genu, dabar mūsų paštininkų profesija labai pavojinga ir atsakinga. Supranti dabar, kiek visokių amnestininkų atsirada chuliganų. Taigi, kad ir jums paprasčiausiai nešant pensijų, gali capt kai kuris už kampą ir viskas. Tai mūsų, supranti, viršininkas, geras vyriokas, nusiuntė pasimakint savyginas kažkokių tai prijomų, supranti. Kaip tai vadinas, taekwondo, bushido, karate, supranti, va. Vis geriau. Nuvertė per azumį, nepakelia karate runkų išlaužė. Tai jeigu jau visokių karate, kvandė primokina, tai gal ir kamasutras prie jo. Nu, čia nebespykit, materytė. Nesipyks, runkas nepasų. Nu, baika, nulaisk runkų, nebesavęs. Šiukit ant paučian ir praeit. Ei, baikit. Čiš. Žiūrėk, atlakė su baltu mašinėlu, tai Antaną mašinėlu važiuoji, taigi neturi teisių. Tai ką man tas teisės? Svarbu nepažeistas moters teisės, va. Oi, kad užsėdė, bet tai reikia netgi mašinai ir įgaliojimą, va. Eik tu įgaliojimą, tagu Antanas įsijama ir mane įgaliojimu. A visų pirma, tai jau mašinam įgaliojimų senai nebereikia. Naujas įstatymas išėjo. Nu. Čis, dabar paklausyk manis. Už tai Antanas, ant tavo turtų turi visus įgaliojimus. Tai palauk, Genu, tai tiek. Tai kaip supras dabar? Tai kad mes net nesusvinčiavoji. Ha, dabar jokia skirtuma. Ir nesusvinčiavoji. Jeigu kartu gyvena, yra sugulovas, jis yra pilnavertis pretendentas į pusę tavo turtą, va. Pretendentas su mano turtu. Tai kad mano runkam viskas uždirb. Tai manas galit pretenduot. Nu, Jėzau, mano valkata. Ale tu matai, kokį Seimą išrinkam, kad tokius įstatymus pradėjo laist. Nu, nesnervuok, norint šitų reikalų padaryti, reikia, kad sugyventinis, šiuo atveju tavo Antanas, surašytų bendrą gyvenimą sutartį, va. Tai Genas jau gali būti dabar surašęs. Gali. Jį drįštų, eiliok, nepagalvojau. Varau babelas namą greitai. Patik šitą labai šonu, ko tai pradėti bėgti. Zoja, palauk. Aš irgi važiuosiu su Zoja, man irgi ir sutartį reikia surašyti ir viską. A, paimsi kartu. Paimsit su šituo lagudru, tai viską gali būti. Važiuojam, pensijas rytoj atnešiu, gerai? Davaite. Vailiok, o durnas bobas. Kapustų šiandien reikia pjaustyt, a jūsų įstatymas dėl šitų sutarčių tik tai kitais metais bus priimtas. Utnečėselas draugės tai.